3 metrų aukščio tvora. Ne kasdieną tokią darome. Tvora nebuvo didelė, viso 22 metrai, tai tikrai mažutė, bet į aukštį tikrai didelė. Mano ūgis 1,90 m, o ten dar kažkur yra viršus. Ką norėčiau paminėti apie šitą projektą? Dėl ko tokia aukšta tvora buvo? Kiemas tikrai labai gražus, yra tvenkinukas, bet šalia eina gatvė, kuri taip pat su dideliu grioviu. Pavaizduosiu vizualiai. Toks griovys, taip tvora. Griovys čia apie 1,5 metro ir tvora. Todėl jinai ir yra tokia aukšta, kad nuo kelio žmogų poilsiaujant, tiesiog savo kieme būnant, neakintų nuo gatvės šviesa. Tai yra tikrai puikus sprendimas pasirenkant būtent tokią tvorą, nes iš kiemo mes dar šiek tiek matom, kaip apie rombą visi puikiai žinote, o iš išorės būtent negaunam saulės spindulių, šiuo atveju automobilio šviesos. Tai va, kokie iššūkiai, su kuo mums teko čia susidurti, montuojant čia tvorą, gal šiek tiek matosi, kad yra kelmų, kurie dabar išpjauti, nes tiek užsakovas pats darbavosi, tiek padėjo mūsų meistrams, tiek meistrai. Šitoj vietoj didžiausi kelmai buvo pjaunami, kertami, čia stovėjo medinė tvora, ganėtinai tikrai aukšta, bet jau buvo supūvusi ir dar su prieš daug metų betonuotais, betoniniais, didžiuliais tokiais stulpais, kuriuos reikėjo taip pat demontuoti, nupjauti ir taip toliau, visokiausių iššūkių. Vienas iš opiausių klausimų, kaip vėją atlaiko tokia tvora. Vėlgi, turime aplinkui daug medžių, kas sulaiko šiek tiek vėjo gūsius. Kitas dalykas, stulpai buvo pasirenkami 6 ant 6, 3 mm storio tam, kad nenulenktų jų, nes tikrai esame susidūrę su tuo po pavasarinių gūsingų vėjų, neišverčia betoną su visą stulpą, o grinai nuo betono nulaužė 2 mm stulpus ir esame tokias tvoras jau remontavę žmonėms. Šitoje vietoje tiek gręžėme, tiek kasėme, tiek pjovėme ir betonuojama buvo storesni poliai ir gilesni. Taip pat apie 1,20 m, apie 1,30 m, 1,10 m, taip pagal gruntą, nes be abejo labai daug akmenų šioje vietoje. Ir dar vienas sprendimas, kuris buvo priimtas montuojant tokio dydžio tvorą dėl atstumų tarp stulpų. Populiariausia dažniausiai yra daroma 2,5, 2 metrai. Čia išsidalinome atstumą po 1,80 m tam, kad vėlgi daugiau sukibimo su žeme, daugiau stulpų, tvirtesnė visa tvora. Va, Tomas gali parodyti, pro kokius plyšelius mums teko lysti. Va, manau, iš čia labai puikiai matysis, kad viskas labai arti medžių, kaip dabar medžius reikia saugoti, todėl ir mes saugojom, tiek stengiamės apeiti visas šaknis, kad niekur nieko nenupjauti ir nesužaloti medžių. Taip pat vertėtų paminėti, kad ši tvora atsirado dėka šio kaimyno. Mes sumontavome jam tvorą, atsirado vaizdas, žmogui patiko ir kreipėsi taip pat pas mus dėl tvoros įrengimo. Taigi, jeigu jums reikalinga aukšta tvora, tai tikrai mes galime pagaminti. Keičiant techninius sprendimus, viskas įmanoma. Taigi, laukiam, susisiekite ir iki.